šokiais skambant Andalūzijos ritmams. Nors ponas arba ponė labai supyksta, pradeda musikuoti rankom, tai sako, kokia tu esi flamenkas. Svaiginantis nuotykiai Ruandoje. Toks molės tai neįmanomas. Tiesiog čiuoži, lazda buvo tas dalykas, kuris gelbėjo. Tikrasis Romos miesto veidas. Čia pamatai visą šito miesto didybę. Pasaulis lietuvių akimis trečiadienį per LRT. Visą vasarą laida Tikėjimas ir gyvenimas kviečia iš naujo išgyventi geriausias sezono akimirkas. Prasmingus pokalbius, jautrius liudijimus ir įkvepiančias tikėjimo istorijas. Žiūrėkite sekmadieniais 10:30 per LRT Plus arba bet kada LRT mediatekoje. FIBA pasaulio 3x3 krepšinio čempionatas. Stebėk greitas, kietas ir nenuspėjamas kovas. Birželio 27-29 dienomis lemiamos čempionato akistatos. Tiesiogiai per LRT Plus ir portale LRT LT. Europos futbolo šventė. UEFA Europos moterų futbolo čempionatas. Pajėgiausios senojo žemyno rinktinės. Neišdildomos akimirkos ir atkakli kova dėl čempionių titulo. Jau nuo Liepos 2 dienos. Žiūrėkite tiesiogiai per LRT. Simonas nežymiai dairosi į šalis. Matyti galima ir ausimis. Simona sėdi ant kėdės ir užsimerkusi medituoja. Visą vasarą filmai su garsiniu vaizdavimu. Jo veidrodiniuose akiniuose atsispindi paplūdimys. Kad kino istorijomis galėtų mėgautis ir žmonės turintys regos negalią. Ji nusiriša skarelę ir ją išpurto. Antradienio vakarais per LRT Plus. Kai žmogus stato namą, jis svajoja. Kai architektas stato miestą, jis kvėpuoja idėją. Ypatingas vakaras, kai architektūra nusimeta fasadą ir apsivelka fraką. Nacionaliniai architektūros apdovanojimai. Birželio 30 dieną, pirmadienį, 18:30 tiesiogiai per LRT Plus. LRT Plus scenoje. Sekmadienį. Žako Offenbacho operos Hofmano pasakos nepriekaištingas pastatymas Hamburgo operos teatre. Užburianti muzika ir pasirodymai per LRT Plus. Kino profesija operatorius. Kiekvienas naujas filmas tau tiek pasiūlo naujos medžiagos, kad tu nebežinai iš pradžių, kaip tu filmuosi. Vėl viską pradedi nuo nulio. Kodėl Hollywoodas neatostogauja? Vasara blockbusterių premjerų metas. Ką vasarą žiūrėsime per LRT? Kino rekomendacija Vidaus imperija. Čia kinas šiandien 8 vakare per LRT Plus. Jėzaus Kristaus jubiliejiniams 2025 metams skirtas ypatingas tikėjimo renginys, kviečiantis kartu švęsti vilties šventę, skirtą visiems norintiems džiaugtis gyvenimu. Šventų mišių iš Kauno sporto halės tiesioginė transliacija šiandien 17:30 per LRT Plus. Visą vasarą, kol mūsų Rusų gatvės autoriai ruošiasi naujam televizijos sezonui, LRT Plus kanalas kartoja ryškiausias šio projekto laidas. Objektyviai ir nešališkai apie naujus reiškinius atsiradusius mūsų gyvenime pasikeitus geopolitiniai padėčiai. Apie žmonės ginančius teisingumą, o kartais ir kariaujančius dėl jo. Apie istorinės paraleles, apie kylančias ir jau spindinčias žvaigždes ir apie kultūrą, be kurios negalėtų gyventi nei viena gatvė.